gera intencija. Šiandien ką tik prieš laidą gavau prezidentūros atsakymą, kad prezidentūros kanceliarijoje susipažino su mano pareiškimu gruodžio 10 dienos, kur aš apskundžiau LRT, Lietuvos valstybinę radiją televiziją, kai jie atsisakė nelygios teisės visiems politkampanijos dalyviam, atsisakė skelbti mano tekstus, nuomonės arba pozicijos skyriuje, o apie kitus kandidatus rašė ir net kelis kartus per dieną. Tai prezidentūra susipažinusi man paaiškino, kad LRT yra visuomeninė nepriklausoma televizija, kad jinai valdoma generalinės direktorės, kad LRT taryba už viską yra atsakinga ir jie laikosi savo priimtų teisės aktų ir Lietuvos valstybės teisės aktų. Toks buvo prezidentūros atsakymas apie pažeistas lygias teises, apie diskriminaciją už turėjimą savo nuomonės, kuri netitinka oficialiai šitų okupantų pozicijai. Prezidentūra susipažino ir paaiškino. Tokia ir prezidentūra. Baigiau. Kadangi pakalbėjote apie prezidentūrą, vis tik noriu parodyti, kad mūsų prezidentas yra išmintingas. Galėsiu kartoti ir kartoti šitą video. Aš laikau save išmintingos politikos šalininku. Aš esu išmintingų, blaivių sprendimų šalininkas. Ką jūs įte, Eduardai? Palaukit, garso nėra. Bučiavęs Lietuvos. Iš naujo pakartokit, nes nesigirdėjo pradžios. Jis išmintingai bučiavo užsienio šalies vėliavą, nepabučiavęs Lietuvos. Tai galbūt čia buvo labai išmintinga, pagal jo suvokimą. O man tai gėda. Kartosiu ir be sustojimo. Man gėda. Nes aš esu lietuvis. Man irgi. Ir aš esu Lietuvos pilietis. Bet gerai, kad išmintingas vis tiek. Aš tai vis tiek man kyla klausimas, jeigu jo sprendimai ir žingsniai išmintingi ir blaivus, tai gal tegul jis pasigeria. Paimtų prisigertų, tada gal mes visai kitaip gyventumėm. Nežinau. Gerai, tada tuoj pakalbėsim apie spaudos konferenciją, nes Šarai, tu kažką irgi norėjai pasakyti, stebėdamas iš šalies, bet iš karto po kažkokios socialinės reklamos, jūsų mylimos. Turėtų būti kokia nors savigarba, ponai ir ponios. Taigi šiandien įvyko spaudos konferencija. Kodėl Lietuvos Respublika skelbiama ES nare, nors iš neteisės teisė neatsiranda. Ir yra visa ta spaudos konferencija įdėta, ją galima pasižiūrėti. Ir jūs kalbėjot vėl apie vieną ir tą patį, apie ką nekalba nei vienas pretendentas į kandidatus prezidento. Ir iš vis politikai Lietuvos nekalba. Tyli kaip tarsi nebyliai būtų. Tai Šarai, pirmiausia, tu pasakyk iš šalies, kaip viskas stebėjai ir kas tau čia pasirodė įdomesnio. Mane tai labai nudžiugino, nes galų gale šitas klausimas jau seniai, dar prieš įvykius Ukrainoje su Zigmu buvom susitikę ir aš kažkaip tai, ten buvo laida su šituo su Gražulio patarėjų, kaip jo pavardė. Puteikiu. Puteikiu. Jo, kur reiškias, dar tada aš vedžiau, reiškias, ir užklausiau tiesiai šviesiai. Tai sakau, tai kaip mes pagal konstituciją įstojom ar neįstojom? Buvo labai gražiai nutilėta, Puteikis, aišku, perėmė iniciatyvą, pradėjo sakyti, įstojom. Ir galų gale, praėjus tiek metų, šitas klausimas iškylo ir tarp kitko labai laiku ir mano manimu, ačiū Dievui, kad mes neįstojom teisiškai ir mes turim dabar labai gerą progą, atėjus laikui, gražiai, nekonfliktuojant labai smarkiai, taikiai
pasitraukti. Iš kitos pusės, iš tos sąjungos. Iš kitos pusės, manau, kad ir gerai, kad taip įvyko. Kad tas referendumas buvo suklastotas su apgaulė. Jeigu mes būtume rimtai įstoję, tai mums būtų dabar liūdniau. Bet ačiū Dievui, išaiškėjo gairės, kaip galima veikti ir ką reikia daryti. Į ką eiti. Pirminis žingsnis mūsų išlikimo, tai būtent yra, reiškia, galimybė išeiti arba iš naujo dėrėtis su ta Europos Sąjunga. Bet su tokia sąjunga, kuri dabar, reiškia, yra svarstoma, tai manyčiau dėrėtis nereikia. Čia daug kas sako, bus SSR 2. Ne, tai nebus SSR 2. Tai bus dar baisiau. Tai net bus baisiau už tą SSSR, kada mes tik tai įstojom, buvo trėmimai. Ne, bus dar baisiau. Todėl reikia sprūkti ir visą šitai iškilo į paviršių ir aš labai patenkintas. Aišku, visiems mūsų valdantiesiems tai yra smūgis, taip sakant, per pakaušį, kad atsigautų. Žinot, kaip vaikui taip užsisvajojusiam, anksčiau būdavo mokykloje sėdė, užsisvajojo ir taip mokytojas pradamas taip per pakaušį, kad grįžtum į realybę. Tai šita konferencija tokia ir yra. Man atrodo, jinai bus istorinė. Taip, kad sveikinu. Aš prieš suteikdama žodį Eduardui turiu atkreipdėmėsi, Šarai, į tą tavo pakaušį. O tu žinai, kas dabar tau būtų, jeigu tu tam mokiniui užsisvajojusiam per pakaušį? Žinau. Tu labai stipriai rizikuoji netaip kalbėdamas. Nenustepk, jeigu šiandien į tavo duris pasibels atitinkamos tarnybos. O kitas dalykas... Gerai, kol mes dar būsime Europos Sąjungoje, aš stengsiuos laikytis šitokios etikos. Bet kai tik įstosiu, tai ne tik per pakaušį, bet ir į kiaušinius tada. Aišku, agresyvus šiandien Šaras. Bet kas man patiko, kas buvo pasakyta spaudos konferencijoje, be viso kito, pirmą kartą taip girdėjau, nes iš tikrųjų yra nuogąstavimų, kad, kaip čia, Europa tiek mums davė pinigų, kad kai kas galėtų labai gerai pavogti ir tos pinigus panaudoti savo reikmėm. Ir kaip dabar, jeigu mes išeinam, tai juos reikės gražinti. Tai labai gerai paaiškino Zigmas, kad gražinti nieko nereikės, pamirškit, bet tai, ką Lietuva mokėjo į ES kasą, tai reikės gražinti Lietuvai, nes neteisėtai, kadangi įstojom, tai reikia susigražinti. Man patiko tas mąstymas, kad tai, ką pasiėmėm, pamirškim, o tai, ką davėm, reikia susigražinti. Aš taip pritariu tokiai idėjai. Ir čia jau gali būti dėrybos, aišku, čia jau gali būti dėrybos. Eduardai, jūsų žodis, nes jūs dalyvavo, tai gal kažką norit pridėti papildomai? Aš iš dviejų pusių pasakysiu. Tai pirmas punktas yra gerai, kad vis tik įvardinti, kaip buvo situacija ir jokio figos lapelio mažyčio ir to nebeliko. Visi, kurie nori, gali perskaityti tą tekstą ir akivaizdžiai pamatyti, kaip mes visi Lietuvos žmonės buvom apgauti. Kaip iš Lietuvos žmonių buvo pavogta teisė būti savo šalies šeimininkais. Arba dar, jeigu norit, pamatyti, kad Lietuva kaip valstybė buvo išduota. Aš nesakau parduota, nes nežinau, ar kam nors už tai sumokėjo, bet buvo išduota. Ir kas išdavė? Ne užsieniečiai, nes užsieniečiai Lietuvos išduoti negali. Vietiniai, kurie gražia lietuvių kalba, kurie, jeigu reikia, tautinis kostiumus užsidės. Vietiniai išdavė ir Lietuvą kaip valstybę, vietiniai išdavė ir Lietuvą kaip žmonės, atimdami jų teisės. Jie yra vagis. Tai tiesių tekstų tai buvo įvardinta, tame matau labai didelį privalumą. Nes to nepamačius ir nesuvokus, tiesiog negali toliau niekur judėti. Pradžioj reikia realybę pamatyti, kuri yra aplink.
Tai vienas didelis privalumas. Sekantis privalumas. Prokuratūra jau vienas sykį atsisakė šitą klausimą viešinti, kai aš tada vienas buvau parašęs pareiškimą, kad prokurorui nustatyti baudžiamąją atsakomybę asmenų, kurie viršijo savo įgaliojimus. Dabar kartu šitam pareiškime su Zigmu Vaišvila juridinės formuluotės yra pakeistos ir prokuratūrai nebus galima senaties terminų ar dar kažkuo tai pasiremti. Akivaizdžiai baudžiamojo proceso kodekso straipsniai, baisūs straipsniai, patys baisiausi straipsniai apie valstybės išdavimą, apie valstybės pavogimą, patys baisiausi straipsniai ir nustatykite konkrečių asmenų atsakomybę, nes kažkas teikė pareiškimą Seimui, kažkas pasirašė dokumentus. Nustatykit, pats Seimas inkorpore, tai tokie žaidimo taisyklės, kolektyvinės atsakomybės nėra. Seimas, kad priėmė ir prabalsavo, jis teoriškai imant nekaltas. Tai, bet personalinė atsakomybė, netgi ir prezidento tuometinio arba Seimo pirmininko, kuris teikia dokumentus, pavyzdžiui, ratifikuoti, tai yra pilnai įmanoma patraukti ton atsakomybėn ir įvardinti. Svarbiau dar yra įvardinti, kas yra tie Lietuvos išdavikai, kaip valstybės, Lietuvos kaip valstybės išdavikai. Tai prokuratūra turės rimtą darbą ir bet koks blefas prokuratūros parašytas, jeigu jis bus parašytas, irgi gerai, nes jis dar kartą patvirtins, kad karalius nuogas ir kad mes nesame teisinė valstybė, nors tai parašyta Konstitucijoje. Ir kas už tai atsakingas? Tai jeigu prokuratūra nesugeba elementaraus klausimo išspręsti, tai šitas kompleksas ir pamatyti baisią realybę. Ta realybė yra baisi iš tikrųjų. Pamatyti baisią realybę, paklausti atsakingų asmenų atsakomybės, juridiškai įvertinant, ir tada pasiryžimas pasakyti, kad gana, arba pasakyti, kad nebetoleruosime, nebegalime apsimetinėti, kad mes to nesuvokėm. Aš asmeniškai balsavau už Europos Sąjungą. Aš ėjau ir balsavau, nes turėjau kvailą, naivę viltį. Aš labai gerai atsimenu. Galvojau, visiškai naivus buvau. Galvojau, Europa privers Lietuvos valdininkus elgtis padoriai. Tokią naivę viltį turėjau. Nieks neprivers. Tik mes patys Lietuvos gyventojai galime ir turime paimti vairą į savo rankas ir patys vieninteliai galime priversti tą valdžią tarnauti mums, o ne kažkam užsienio šeimininkui. Neparduoti mus visus, bet tarnauti mums. Be mūsų pačių nieks negali šito išreikalauti. Ir čia tada tas elementarus klausimas – politinė visuomenė. Arba esame ir tada verti savo turėti valstybę ir išliksim per amžius, arba mes nesame verti turėti savo valstybę. Ir tada liksime Europos regionu, kuriame po kažkiek tai metų gyvens rusai, kiniečiai, lenkai ar bet kokie svetimšaliai. O lietuvių bus 10% visų gyventojų ir sakys, o kam ta lietuvių kalba jums reikalinga? Pamirškite, tegul mokinasi mokslininkai lietuviškai, kurie lingvistais nori būti ir kuriem ten įdomu. O mes visi kalbėkime tuo metu angliškai, pavyzdžiui. Tai šitokios krypties aš nenoriu. Šitokia vizija man totaliai yra nepriimtina. Ir aš asmeniškai sakau gana ir aš asmeniškai tikiu, kad nuo mano šito pasiryžimo ir pasakymo ne,
priklausys ir Lietuvos likimas. Kai šitą supras ir patikės visi kiti Lietuvos žmonės, pradžioje tegul būna 300 000 Lietuvos žmonių, tai mūsų likimas ir pasikeis. Tai aš manau, mes su Zigmu generalinė prokuratūra priėmė tą mūsų pareiškimą, nes aš pasirašiau internetiniu būdu su mobiliu parašu, o Zigmas Vaišvilas su savo ranka pasirašė generaliniai prokuratūrai. Prokuratūrai yra priimtas mūsų skundas pareiškimas. Lauksime duomenų. Na, aš norėčiau į tai pažvelgti biškį plačiau, iš tokio tarptautinio, kas vyksta. Suprantat, vis tiek dabar šita Europos Sąjunga, jinai nori, nenori, jinai, reiškia, jau tuose teiginiuose, kur ten pateikia, jinai virsta totalitarinė valstybė. Tai yra, net ne valstybė, kažkoks tai, reiškia, politinis darinys, maždaug kaip ir Tarybų Sąjunga buvo. Imperija, daug tautų. Tautų katilas toksai, reiškia, kur. O rytuose mes turime, tebūnė ir unitarinė, bet tai, reiškia, vis tiek daugiau mažiau tautinė valstybė. Bet valstybė su visom valstybingumo atributikom, su, reiškia, savarankiškai ekonomika, savarankiškai sprendimais. Pasaulis vėl, reiškia, būtent, tą Euraziją, skaitykim, vėl pasidalina, reiškia, į dvi polių tampa, nori, nenori. Jeigu mes, reiškia, esame Europos Sąjunga, tai tokiu atveju, reiškia, šitam pasienyje su kitokio pobūdžio, reiškia, valstybiniu dariniu bus kuriama tokia, reiškia, ne neutrali, bet tokia, reiškia, agresyvi karinė zona. Vis tiek vienas kitą pradės, reiškia, gąsdinti. Bus farširuojama visokia, jau dabar prasideda, farširuojamas visokie kariniai daliniai, sustatyta, kas tik tai nori ir taip toliau, ir mes tik tai turėsim kažkokį tai išgyvenimą, tik tai aptarnaudami, reiškia, va šitą visą karinę struktūrą, kuri čia bus. Kaip tauta, kaip žmonės, kaip, reiškia, individai, mes visiškai neįdomus esam šitam Briuseliui, šitam centrui. Mes reikalingi tik tai va tokiai funkcijai. Sprendžiant iš to, kas dabar gimsta, kokia tampa Europos Sąjunga, tai mes tokie ir būsime. Ir vėl pakišti, reiškia, bet kuriuo atveju pakišti po, reiškia, to Damoklo kardu. Nesuprasi, kuris iš kurio kampo tave, reiškia, smogs. Dar sakau, tik tai bėda viena, kad Stalinas bent trėmė kažkur į Sibirą. Ten daug vietos buvo. Į Europos Sąjungą į gilumą iš čia mūsų netrems. Bus dorojamas į visai kitaip, su nesutinkančiais ir taip toliau. Ypač pirminėme tokios pseudo valstybės, reiškia, gyvenimo etape, kol vis tiek kažkaip tai, reiškia, nori, nenori, anksčiau ir vėliau suminkštėja visos šitos diktatūros. Bet pradžioje tai vyksta būtent šitai. Tai minimum 20 metų mes turėsim gyventojų skaičių mažėjimą ir daug tragedijų. Pilna visko ant kiekvieno kampo. Tai va su tokiom grėsmėm, taip kad labai gerai reikia pagalvoti, man atrodo, kiekvienam. Vienintelį išeitį turim būti neutralūs ir nekaringi. Taip, turėkim savo kariuomenę, tai vietiniam tikslams, pirmiem apsigynimam, dar kažką. Tai vyram labai gerai eiti į kariuomenę, išmokti, reiškia, kaip reikia gintis ir savarankiško gyvenimo, be mamų ir mergų. Vat ir viskas, o šiaip tai negali pas mus būti, reiškia, atominio ginklo, kuris daug naikina žmonių, kaip ten vadinasi, neprisimenu. Žodžiu, neutralus statusas kaip barjeras tarp dviejų sistemų. Kitos išeities neturim, jeigu norim išlikti. Ir ne mes vieni, su baltarusiais, su lenkais ir
reikės vienytis ir su tais pačiais ukrainiečiais. Taip, kad, reiškia, tokia užsienio politika, manyčiau, mūsų laukia. Jeigu norim išlikti, jeigu ne, tai ten visą kitą prašom. Aš pridėsiu, pritardamas 100%, 1000% pritardamas, kad neutrali Lietuva, kariniai neagresyvi, jokiam kariniam agresyviam bloke nebūdama, ar ne? Tai neutrali Lietuva yra labiausiai saugi Lietuva, ir aišku, nepriklausoma Lietuva, vien tam, kad patys nuspręstumėm savo likimą. Gerai, blogai, tobulai, ne visai tinkamai, bet patys esam savo likimo šeimininkai. Su šituo puikiai sutariu, bet kadangi laidą aš manau, kad reikia baigti potencinė gera nata, pozityvę natą, tai tada pasakysiu kitą savo viltį, aš asmeniškai matau. Kad gal sakysite, kad aš per daug pozityviai žiūriu, bet aš matau ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje, ir Olandijoje, jau nekalbam apie Vengriją, apie Slovakiją, blaivios jėgos, protingos jėgos iš apačios, ne iš viršaus, o iš apačios, jau sukilo ir Europos likimas, aš noriu tikėtis ir sakyti, Europos likimas vis tik bus šviesus, nes iki tiek žmonės nebus nudurnėję, kad savo norų susinaikintų, kaip Europos dabartinės valdžios reikalauja iš valstybių. Nacionalinės valdžios, kurios tegul būna Vokietijos politika naikinti Vokietijos ekonomiką. Apie tai Bundestage tiesių tekstų irgi kalba, kas per valdžia. Tai tos iš apačios žmonių masės palaikančios blaivios sąmoningos jėgos, aš manau, turi ateities perspektyvą ir aš tikiuosi, kad mes visi gyvensime taikioj, neutralioj ir švarioj, gražioj Europoje. Visi draugiškai. Rusija tame tarpe nebus pastumdėlė ir atstumtoji. Ir daugiau, aš tikiuosi, kad daugiau BBC niekada nereiks parašyti tokios frazės. Kaip pasakė Rusijos generolai prieš 22 metų vasario 24 dieną, o BBC atspausdino. O pasakė, mes daugiau nebesižeminsime. Tai klausimo apie tai, kad reikia pažeminti Rusiją, kad reikia sunaikinti Rusiją, kad reikia suplėšyti Rusiją, tokio klausimo, aš tikiuosi, blaivioj, sąmoningoj ir sąžiningoj Europoje nebeliks. Ir kai tokio klausimo neliks, tada aš tikiuosi, netikiuosi, aš įsitikinęs, kad tada ateis mūsų taikos ir gerovės metas. Tuo ir džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi. Norėčiau dar pasidalinti irgi, papildyti. Taip, va šitie ženklai visoje Europoje matosi, va šitas, va, reiškia, žmonių brūzdėjimas, pradėjimas. Iš apačios. Aš irgi matau tokią galimybę, reiškia, kad ir jisai prasideda vienu metu maždaug, vienu metu visų. Taip, kad kontroliuoti visą šitą procesą bus labai sunku. Ir tai yra mūsų šansas. Tik tai mes turim būti itin aktyvūs, kadangi mūsų nedaug, mūsų mažai. Nes kitaip mes to jūroje, reiškia, tų visų valstybių, didelių valstybių jūroje paskęsim. Todėl linkiu visiems drąsiai kalbėti apie tai, ką galvojam ir spjauti visus tos įstatymus. Visų neišsodins. O jeigu ir pasodins, tai pasėdėsim nuo maksimum 5 metelius. Bet jeigu mūsų ten daug bus kalėjime, tai nebus liūdna. Tai irgi labai gerai. Šiandien laida baigta. Ačiū visiems dalyvavusiems. Viso gero. Viso gero. Viso gero.